Tai kam tu rekomenduotumei hipnoterapiją, hipnozę? Rekomenduočiau iš tikrųjų visiems, gal ne tik verslininkam, žinai, kurie vat negali, žinai, kaip pasakysiu, vat kada būna, kai žmonės eina pas daktarus, lygos ieško, ieško, ne, daktarai nepadeda. Nu ir tada žmogus kur kreipiasi, netradicinė medicina, ne, kad Bet nebesprendžia. Nu aš gal siūlyčiau iš tikrųjų pas tave irgi vat, taip kreiptis tiem žmonėm, kurie jau, jeigu jie netiki, skeptiškai žiūri, nu bet negali niekaip savo padėti, nei įvairiais kursais, nieko, tai tu tikrai padėtum. Ir jeigu iš karto kreiptųsi žmonės į tave, ne, kai jau turi, tai sutaupytų tikrai jie laiko ir pinigų, manau. ir labai. Nes būna, jo, iš karto sutaupytų, nes ką tu pats sprendęs kursus, ieškai, bandai pats gydytis, tai metai praeina ir nieko. O čia pas tave, tai čia mėno laiko ir dar greičiau ir viskas. Ir turi rezultatą. Nu tai Taip. gerai, ką pasakytumėjai verslininkui arba tam žmogui, kuris mus žiūri, dvėjoja, kad, nu, vat, ar verta? Nėra ko dvejoti iš tikrųjų. Nu vien tavo tas matai, kad tu per save praėjęs, patyręs ir va čia atsidūręs, nu daug ką pasako, kad nu, nebele ką tu darai.